Sveiki visi mėly ožiaragiai. Ačiū Jums už Jūsų kantrybę. Ir šiandien pabaigsiu jau skaitimus kortų apie vasarą. Ir pasižiūrėkim, kokia ji bus Jums, mėlieji ožiaragiai. Šių metų 2024 metų vasara ožiaragiams. Kokia ji bus? Darbe bei finansuose, kas laukia ožiaragių šiais 2024 metais vasarą. Ui. Šiek tiek vos kortos neiškrito. Meilėje bei santykiuose. Kas laukia bendravime su artimaisiais bei draugais ožiaragių šių metų 2024 metų vasarą? Kokios bus nuotaikos šių metų vasarą ožiaragių ir kas nustebins ožiaragius šių metų vasarą? Keliaukim su kita kalade. Šių metų vasarą 2024 metų vasarą ožiaragiams. Kas nutiks darbe bei finansuose, meilėje bei santykiuose ožiaragiai? Taip, su artimaisiais bei draugais. Kas atsitiks ožiaragiam šių metų vasarą? Kokios bus nuotaikos ožiaragių šių metų vasarą ir kas nustebins ožiaragius šių metų vasarą? Ir dar viena kaladė. Taigi ožiaragiai šių metų vasarą, meilė bei santykiai, darbas bei finansai, bendravimas su artimaisiais bei draugais, koks jis bus šių metų vasarą ožiaragiam, kokios bus nuotaikos šių metų vasarą ožiaragiam ir kas nustebins ožiaragius šių metų vasarą. Ir šių metų vasaros pamoka ožiaragiam arba patarimas toksai. Ir dar viena orakulinė korta. Šių metų vasaros pamoka arba patarimas ožiaragiam. Taip, šitas į šoniuką ir keliausim su darbu bei finansais. Mielieji ožiaragiai, darbas ir finansai. Akivaizdu, kad turėtų išsipildyti kažkokios tai svajonės, kurios susijusios su darbu bei finansais. Kad jūs nuosekliai ir kryptingai judėsit link savo to svajonių išsipildymo kažkokio tai, ar tai finansiškai, ar tai darbiniai srity.
Ir čia norisi pabrėžti, aš dar jums pasižiūrėsiu papildymą, tarp kitko, nes čia jo norėtųsi man, bet žinot, toks pojūtis, kad pasieksit savo svajonių išsipildymo, jeigu nuosekliai ir kantriai seksit savo širdies balso. Tai, kur jūs, nežinau, galbūt norėsit išleisti pinigų šią vasarą, tai, kur jūs norėsit dirbti, visur tai turėti taip tarsi stipriai pagal jūsų širdies balsą. Ir tada jums turėtų būti komfortiška, gera ir turėtų būti kažkoks tai svajonių išsipildymas, talentų atskleidimas. Galbūt netgi talentus savo taip pavyks atskleisti. Bet svarbiausia, kad visas šitas procesas būtų harmoningas jums. Taip sakant, neskubėkit, jeigu nesinori, nedėkit savęs į kažkokius rėmus, jeigu nesinori, nespauskit savęs, jeigu nesinori. Na taip, jeigu jūs eisit prieš savo širdies balsą, jūs pasiklysit tam tikrą prasme. Tada pamatysit, kad ne taip viskas sklandžiai einas, kaip norėjau, čia kažkokios tai kliūtis, kažkokie tai konfliktėliai. Tai svarbu sekti savo širdį. Taip, prašiau paaiškinimo, kas yra saikingumas čia, ar ne, ir iškrito saikingumas. Tai toksai kaip ir didelis pabrėžimas, kad tarsi labai svarbu bus vasara darbinėje sferoje, profesinėje sferoje, ar ne. Tokia kantrybė, balansas ir savęs nepametimas. Ir iškrito dar tarp kitko saikingumas kartu su jėga. Gali būti, kad bus toksai iš šono, iš aplinkos bandymas jūs išbalansuoti kažkaip tai. Ir jums reiks stiprybės, kad likti susifokusavusiam į save, likti ramiam. Ir tada, taip sakant, jūsų talentai atsiskleis arba tiesiog jūsų svajonės išsipildys. Taip. Meilė bei santykiai ožiaragiam. Taip, kažkokio, taip sakant, veiksmo čia tikrai bus, iškrito pats taurių riteris. Kas reiškia, kad jeigu jūs esat vyrukas, tai tikrai bus kam parodyti tos savo jausmus. Jeigu esat moteris, tai sulauksit dėmesio iš priešingos lyties, tikrai su gal netgi tokiais patviravimais apie savo jausmus. Matosi iš viso kažkokie tai nauji pasiūlymai. Santykiuose moteriškoji pusė, būtent tai aš matau kaip moteriškąją pusę, tai jeigu jūs esat vyras, tai jūsų galbūt būsima partnerė ar tai simpatija, jeigu žiūri moteris, tai tikėtinai jūs pati,
vis tik santykiuose nenorėsit, taip sakant, iki galo savęs atskleisti. Kaip elementarus pavyzdys, galbūt net nenorėsit, sakykime, laiko skirti tiem kažkokiem tai pasimatymam, arba tiesiog gali tai būti, kad ir iš vidaus jūs nenorėsit tam žmogui tai pilnai atsiskleisti. Būsit šiek tiek užsidarę ir gali tas santykis moteriškąją pusę, taip sakant, šiek tiek netgi suerzinti kartais. Kad tarsi čia iš manęs galbūt per daug laiko prašo, galbūt, nežinau, nori per greitai, sakant, į mano dūšią įlysti, kažkokie tai tokie dalykėliai. Jeigu žiūri vyras, tai tikėtinai, kad moteris tai būtent jausis. Su artimaisiais bei draugais. Pažiūrėkim, kas nutiks. Čia irgi norėtųsi labai papildymo, bet kol kas į ką yra panašu, tai kad arba artimieji, arba draugai padės jums išžeminti tarsi tai, ką jūs uždirbot. Padės tam tikrą prasme leisti pinigus, ar ne? Jūsų mielų norų. Galbūt pirksit kažkokias tai gausias vaišes, kokiem piknikam, dar kažkam tai. Galbūt kartu tiesiog eisit apsiprekinti kažkur tai, ar iškeliausit. Visą tai, ką jūs uždirbat, padės jums tai realizuoti per kažkokias tai gerybės. Ir gali artimieji arba draugai į jūs žiūrėti kažkurie tai kaip į žmogų, kuris kuris sąžiningai užsidirba pakankamai pinigų. Ir čia net su tokiu pasididžiavimu šiek tiek. Vieniems tikrai gali būti, kad su minėtais žmonėmis ar artimaisiais arba draugais išvažiuosit į kelionę. Tačiau taip pat gali būti su kažkuriais iš šitų žmonių toksai dalykėlis, kad prigalvoju, kaip čia nupasakot situaciją. Gal per pavyzdį bandysiu, gal tai bus lengviau. Sakykime, yra žmogus, kuris mato, kaip jūs sunkiai dirbat, bet vis tiek tarsi kažkur tai jumis dvejoja jūsų kažkokiais gebėjimais, patirtim. Ir bendravimas su tuo žmogumi jums yra ta tokia tarsi našta. Jums tas žmogus gali taip balansą išmušti savo tokiom šnekom. Ir gali prireikti tokios jėgos, tokio užsispyrimo atstovėti savo poziciją, kad kaip tu nematai, aš viską galiu, aš tiek pasiekiau.
Ir iš viso dabar esu ten, kur ir turiu būti, ir tu manęs neskubink. Kai kas gali galvoti, kad, pavyzdžiui, jūs niekaip negalit išsirinkti kažko, tai galbūt kažkokio tai, kad darbų negalit išsirinkti, kad savo kelio netrandat. O tokios mintis gali būti pas kai kuriuos iš jūsų rato ir tai jums bus kaip našta, tai pareikalaus jėgų, kad visą tai, taip sakant, atstovėti. Jo. Kažkas tikrai matys, ko jūs esat vertas, bet bandys nuvertinti jūsų žinojimą, jūsų profesinį gyvenimą, jūsų vidų ir, čia kiekvienam skirtingai gali būti. Tai va, bet kaip ir sakiau, nepamirškit, kad vis tik bus tikrai to laiko praleisto kartu tokio smagaus, kur padės jums taip tvirtai įžeminti tuos savo uždirbtus pinigus, aš nežinau, kaip tai skamba iš šono, bet vat būtent taip noris pasakyti. Ir gali būti, kad nusimato kelionę. Taip, toliau važiuojam. Taip, kokios bus nuotaikos pas ožiaragius? Taip, bus tokių šventiškų nuotaikų, šventiškų momentų, galbūt bus kokios netgi šventės ir tai jums pakels nuotaiką, jūs norėsit būti toj šventėj. Jie džiaugsitės ir viskas bus gerai, bus momentais tokių nuotaikų, kad norėsis ieškoti kažkokios tai teisybės ir lygybės. Taip, o bus tokių nuotaikų, kai jūs tiesiog ieškosit kelio, kaip išeiti iš to tokio kažkokio tai konfliktiškumo į darnesnį bendravimą, kaip išeiti iš to, kai tarsi mane nuvertina apšneka ir pereiti prie to, kad mane labai stipriai vertina ir jau mato mane tik iš gerosios pusės. Taip, jūs norėsit, kad jūs vertintų labiau. Tokios bus nuotaikos. Tai bus ieškama naujų kelių, kaip nusimti naštą. Ir kortos labai panašios artimųjų ir draugų pozicijai, kokios buvo. Tai vis tik noris pasakyti, kad šią vasarą tikėtinai, kad nemažai su šitais žmogeliukais praleisit laiko. Ir kas nustebins? Nustebins vėlgi tokios materialinės gerybės, ar ne, ar tai pirkiniai kažkokie, ar tai gardus maistas, viskas, ką aš galiu apčiuopti rankomis ir kas yra man malonu, gražu, skanu, tai šitie dalykai nustebins, bus tokia gausa materialinių gerybių. Bus kažkoks tai labai džiaugsmingas įvykis, nes čia netgi pati saulė šviečia ir šitoj kaladėj
labai energingai pavaizduota, toks pliūpsnis šviesos ir šilumos. Tai kažkas, kas yra labai džiaugsminga, labai šviesu ir miela, malonu, jūs nustebins. Na, o iš netos fainosios pusės gali būti taip, kad nustebins kitų žmonių dvejonės dalykais, kurie yra susijęs su jumis. Dvejonės ir toks netgi gali būti toks disbalanso pajautimas. Gali nustebinti, lyg tarsi bandau subalansuoti, atrodo, kad pavyks, bet vis tiek, ne. Tai va. Ir pamoka arba patarimas ožiaragiam apie šių metų vasarą. Kaip fainai. Kaip čia dabar galvoju, pažodžiui neįsivers gražiai, bet kas supranta angliškai, jau turbūt supranta apie ką kartą, kad ar ne, ieškokit draugų, megzkit santykius. Draugystė yra sėkmės alchemija. Ir manifestuokit. Jeigu pastebėjot, tai šnekėdama apie šią vasarą, jums aš labai daug šnekėjau apie kitus žmonės, ar ne, kad čia su kitais žmonėmis bus taip, su kitais taip, sakys tą. Ir dabar, kai iškrito tos orakulinės kortos, tai man tokia mintis kilo, o jūs pabandykit šią vasarą manifestuoti tokį santykį su draugais ar artimaisiais, kokio jūs norit. Tiesiog, pabandykit. Toks kaip patarimas. Pabandykit dažniau pagalvoti, tai įsijausti, o kokio aš bendravimo noriu. Galbūt taip, pavyzdžiui, pritrauksit žmonės į savo gyvenimą, kurie jūs tikrai vertins, kurie jūs tikrai supras ir su kuriais bus tiesiog miela, malonu būti. Ir taip galbūt net pritrauksit žmonės, kurie jūs motyvuos judėti į priekį, nepaisant bet ko. Galbūt tai pritrauksit žmonės, kurie ras labai tinkamus žodžius, kad jūs atrastumėt kažkokią tai savo pusę, kurios dar neatradot. Nes kartais tai būna, atrodo, vienas žmogus ten, sakykime, sako, kad reikia, pavyzdžiui, tavyje kažką pakeisti ar tau kažką nuveikti, antras, trečias, o, pavyzdžiui, ketvirtas, koks tai ten, nežinau, o draugas tą temą pašnekėjus, jisai pasako ir jūs tada taip, tai taip, bet aš tikrai galiu tai padaryti, aš tikrai galėčiau, sakykime, toks būti ir man tai galbūt netgi patiktų. Ir paskui galbūt prisiminsit, kad, bet man tai ir sakė ne vienas žmogus, bet aš tiesiog to nesupratau, o kai tai pasakė šitas žmogus, tai aš jau supratau. Pabandykit manifestuoti tokią draugystę, kuri jūs nukreiptų ten, kur jūs turit būti. Kuri jūs užtektų, kuri jūs įvertintų. Tarp kitko labai įdomu, nes šitas dvi kortos savotiškai jos susisieja. Šita korta ragina manifestuoti tokią draugystę, kuri jūs tiesiog neštų į priekį. Su didelė meile, su dideliu rūpesčiu. Manifestuokit draugystę, kurios jūs esat verti. Nebijokit svarstydamas apie draugystę iškelti aukščiausius reikalavimus jai.
Galvokit apie tai, to labai norėkit ir šią vasarą jūs turit sąlygas tai manifestuoti. Taip pat orakulinė korta sako, kaip tik tai, kad nebijokit va tą tokį naštos sunkumo bagažą, kurį jūs čia jausit galbūt, ar ne. Būtų gerai, kad išsipildytų tik geriausios prognozės, aišku. Bet vat, kurį jūs jausit, ar ne, čia su artimaisiais ir draugais, tai vat, nelaikykit to kažkokio tai negatyvaus bagažo. Vietoj to ieškokit kitų žmonių, kurie jums padės tą bagažą ir nusimesti, ir kartu motyvuos jūs judėti į priekį, pasižiūrėti savo teigiamas pusės, savo teigiamas savybės. Pajuskit daugiau meilės draugystėje. Tai va, mėly ožiaragiai, to jūs mokins ši vasara ir taip jums seksis. Linkiu, kad išsipildytų tik geriausios prognozės. Sėkmės jums ir iki.